Ready to go? Ready. Jau esam live. Labas rytas visiems, kas prisijungs, kas žiūrės. Taip. Aš esu Raimonda Martinaitienė, kas pamiršo, jau senai buvau pasijungusi live ir su manim kartu šiandien Šarūnas Mažuolis. Mes su juo esam vedę porą, kaip čia irgi tokių ne live, kaip čia pasakyti, video tam, kaip jisai vadinosi, Šarūnai? Web seminarai. Mes pradėjom, web seminarai LT, ten darėm, pradėjom tenai ir aš kažkaip pagalvojau, kiek tu iš vis laiko konsultuoji jau, kiek tu laiko vedi? Iki 20 metų. Jau 20 metų. Ir aš pagalvojau, tai tu, kai atėjai, tai žinai, tu jau buvai konsultuojantis, tu jau, žinai, žmogus tas, kuris temo yra, o aš tik tai tokia, žinai. Ir mums vis tiek labai puikiai gavosi vesti, žinai, ir nors taip kažkaip permaščiau šiandien ryte, žinai, kad, dabar jau aišku, pas mane tos patirties daugiau viską, bet... Prieš 5 metus, kur žiūrėjau tą mūsų web seminaro vedimą, aš toks jaunas buvau, toks naivus. Gražu buvo pažiūrėti. O dabar? Tik dabar jaunas. Bet nebe naivus, ne? Ne. Yra toks momentas, kad šiaip visai protingų dalykų pasirodo, aš ten šnekėjau. Tai aišku, kad tai viskas, mano požiūrį ten viskas labai gerai. Ta prasme, aš neturiu priekaištų. Juokingiausia, kai atsidarau savo saitą, kur pagrindinė žmonė rašo, ir ten tokių žinių gerų yra. Tai visai faina prisiminti. Taip. Nes daug atsijaudė kraują ir nebetaikai to taip labai sistemiškai. Dabar žiūrėk, taip, mes live, žmonės žiūri, dar kartą visiems, kas prisijungia, labas rytas, mes čia beveik laiku, viskas tvarkoj ir aš netgi matau, šiandien matau komentarus su vardais, gal ir tu matai? Tuoj pasakysiu, šį kartą su vardais. Taip, kažkaip čia, matysim ir komentarus, ir vardus. Labas visiems, pamatom. Ir jūs tiesiog klauskit klausimų mūsų. Mes temos neturim. Man, pavyzdžiui, asmeniškai taip yra įdomiau atsakinėti klausimus negu tema, nes temai kaip ir reikia ruoštis. Man atrodo, kad mes abu tingim tą daryti, tai tada geriau yra, kada žmonės paklausia. Gerai, dabar turi Raimonda startinių klausimų kokių nors ar ne? Dabar šiuo momentu aš nepasiruošus esu. Gerai, o gal tu prisimeni tą klausimą, kur mes neatsakėm, o kur tu man minėjai? Dabar reiktų ieškoti, kad ir telefone, toj mano žmona pabandys. Pažiūrėt. Facebooką įprašau ten tą klausimą pas Raimondą, kaip nors rasi gal. Ten Agnė, man atrodo, uždavinėja. Aš pas Raimondą kažkur tais. Ne, yra Raimondos grupės uždaras. Dabar, taip, dabar mes grįžtam prie kito klausimo. Atsimeni, Raimonda, praeitoj uždaroj grupėje, kur mes darėm laivą, buvo klausimas apie tai, jeigu moteris nenori sekso, o vyras nori. Ką daryti? Pats pirmas buvo. Ne, man atrodo, pats pirmas buvo klausimas. Ir mes sudėjom labai daug punktų, kas prie ko, ir aišku, atėjo papildymas. Tai aš noriu papildyti tą variantą, kas atsitinka ir kaip. Nepaisant visų punktų, kur mes sudėjom, yra vienas momentas, kur labai moterim rūpi šitas. Vis dėlto klausimas būtų toksai, o jeigu gal moteris per daug sureiškina seksą, kad jisai turi sproginėti ir būti kažkuom labai labai ypatingas ir taip toliau. Ir paprastai, jeigu moteriai yra daugmaž dzin, tai klausimas, jeigu daugmaž dzin, galbūt nenori, o yra dzin, moteriai nesuteiks kažkokio tai ten ferverko, nes paprastai dažniausiai būna šitas momentas, o nenori. Ir kai moteris taip daugmaž per viduriuką, noriu, nenoriu, ir nieko čia man labai nebus gražaus šiandieną, jinai galvoja, kad nenori. O iš tikrųjų yra per viduriuką ir tai yra du skirtingi dalykai ir prasideda savęs hipnotizavimas. Ir šitoje vietoje labai yra svarbu suvokti, kad o gerai, vyras jeigu nori, o tai kodėl nepadaryti šventės vyrui?
Tai yra meilės. Aš tai galiu, pas mane va mintis tokia, moteris visada gali, ne? Jo, tai va, tai šventę vyrui galima padaryti ir jo labiau, kad vėlgi mes dabar negrįšim prie to, apie ką mes kalbėjom praeitoj laidoj uždario grupiai. Bet yra tas momentas, kad jeigu tai netrukdo, tai nereikia padaryti, ne? Ne visada seksas turi būti nuostabus ir malonus, jisai gali būti viso labo seksas. Viso labo. Jeigu tai nesureikšminama, tada padaryti šventę savo partneriui, nebūtinai tai yra vyras, būna atvirkščiai. Why not? Tai yra meilės išraiška. Vienas duoda kažką gražaus, kitas paima ir mėgaujasi. Ir ne. Žinai ką, čia ne iš tos temos, bet ne ta tema. Aš norėjau paklausti, kaip tu galvoji, ką tu girdėjai, ką tu skaitėjai apie PMS, moterų tą prieš menstruacinį. Aš nežinau, aišku, mūsų daugiausiai žiūri moteris, bet jos man labai dažnai užduoda klausimą. Man, žinai, aš galvoju, gal tu turi kokių minčių. Ta prasme, kaip vyrui tvarkytis, kaip pačiai moteriai tvarkytis, gal tu esi kažką tai skaitęs iš tų dvasinių kažkokios iš tos pusės, žinai, apie PMS-ą. Kaip susitvarkyti su tuo? Ar tai yra? Kas tas pereiškinys yra? Kaip aš, mano pajūtimu, tai yra psichinis žmogaus valymasis. Tai yra moters psichinis valymasis prieš ir po. Ir valosi ne tik tai kūnas perkrauna ciklą, bet tvarkosi dar labiau stipriau suaktyvėja psichika, kai kada su mirimo ciklu. Nes tai yra cikliškas momentas pas moterį, taip. Tai su mirimo ciklu būna miršta kai kada konceptai, idėjos, tam tikri pasaulio pajautimai, jie irgi nueina su tos ląstelės mirtim, jos ir išeidinėja ir tam tikri lūžiai, tam tikri persiformuoja kai kada pasaulėjauta. Ir taip kiekvieną mėnesį. Ta prasme. Ir taip kiekvieną mėnesį. Tai kaip tu galvoji, moteriai to reikia labiau, ta prasme, pas vyrą irgi yra kažkokie tai cikliškumai. Aš stebiu šitai, kad kažkoks toks kaip vyriškas irgi PMS kažkoks tai yra. Nes kartai, pavyzdžiui, mano vyras irgi nupušta kažkokioj tai vietoj, kur man atrodo, kas tau yra, žinai, tipo. Jo, ir būna psichika valosi. Bet mes... Tai turbūt, kad mes valomės visi, tiek moteris, tiek ir vyrai, nes, kodėl tik moterims reiktų tą psichiką valyti, ne, logiškai. Tai ir vyram reikėtų šitą daryti tada. Todėl, kad mes tobulėsim, todėl nereikia. Jums nereikia, ta prasme, jums taip viskas gerai, ne? Kad jie paprastai, tikrai yra taip. Ir mums moterims reikia mokinti šito. Va čia aš esu tikrai su tuo sutinku. Daro vieną darbą, daro žmogus susikaupęs kažką, tai neblaškyk tu jau su savo tais, ten žinai, eini ten aplinkui. Ir jie tokie labiau tikslą koncentruoti, o moteris tai va tokia visa, žinai. Tai gal jai dėl to reikia šito, ne? Gerai, gal tu žinai ką pasakyk, va tavo nuomonė, kaip vyrui su tuo tvarkytis reikia, su moterų PMS-u, kai jie jau užeina. Ką jiem reikia daryti vargšui, kur jiem bėgti, ar jie išvažiuoti, ką reikia daryti? Pirmas dalykas, tai yra ne vargšas, jeigu nepradėkime apie vyrus kalbėti apie vargšus, oi, čia pas moterį kažkas tai tragiško vyksta, taip toliau. Taip, užėjo, kai kada žiauriai užeina, tai reiškia, kad viso labo sustiprėja emocinis fonas, sustiprėja skausmas, tragiškumas, sustiprėja tam tikri klausimai. Tai nėra įtame, aš tik tai paminėsiu, kad tavo klausimas turi tam tikrų tokių taip. Tam tikrų teiginių, o aš noriu paneigti vieną iš tų teiginių, ne vargšelis. Aš supratau. Čia vėl priklauso nuo to, kaip jisai tai mato, žinai, kaip jisai sugeba įvertinti tai. Bjauriai, nes kai tos moterys suaktyvėja labai stipriai, aišku, kad vyras nebepakelia psichologiškai, nes nueina į fight or flight, ta prasme, bėk arba pulk režimą, nes tai vyrą labai stipriai sujaudina ir jisai nenori to sunkumo, kuris yra... Kaip duoda moteris tą. Tai yra nepatogu. Tai yra vienas dalykas, patarimas moteriai eiti per tą nepatogumą ir jūs niekur nedingstat ir jūs einat. Jis negali, tu neturi pasirinkimo. Jo, bet žinau, kad lygiai taip pat, kaip mes kalbėjom praeitoj laidoj,
apie tai, kad nevengti nepatogumo ir vis dėlto priimti moterį visą savo esybę ir ypatingai, kad tas bangavimas tiesiog nuneša. Tai tik tai geri kapitonai išvairuoja tik iš audringų jūrų, tampa audringose jūrose. Tai lygiai taip pat kaip biznis, sunkumai, grūdinimasis užgrūdina vyrą, tai žinokit, jūs turit nuostabų treniruoklį šalia savęs, moterį. Ir ta moteris, žinokit, tai yra vos ne baisiausias variantas, bet jis yra nuostabiausias užsigrūdinti ir su atjauta priimti savo moterį taip, kuo jinai iš tikrųjų yra, kaip jinai banguoja. O ką mes vyrai darom dažniau, tai mes, aišku, pasistengiam visais įmanomais būdais išvengti šito nepatogumo, dingstam į savo olas, ten bandom projokauti, bandom sumažinti. Arba eiti į pyktį kartu. Arba užklijuojame etiketę, o tau PMS-as. Taip. Ką tu čionais dabar vos net, ne taip, bet, tylėk boba durna, kaip sakoma, žinai, tas. Tipo, įtvarkykis, pati tą. Kažkas su tavim negerai yra. Bet jų ir nereikia į jas labai nirti į tas kabutėse nesąmonės. Mūsų vyrų viena iš pareigų, žinokit, vyrai, yra labai paprasta matyti, atjausti ir būti moteriai savo dėmesiu. Nereikia labai ten suprasti, nes nesuprasime. Nesuprasim čia. Tai mes pačios nesuprantam. Viso labo mylėt moterį. O mylėti ir suprasti yra du skirtingi dalykai. Mes niekada nesuprasim savo mylimiausių žmonių. Net ir kai kada ir draugų vyrų mes nesuprantam. O ką jau kalbėt apie nuostabiausią žmogų šalia. Pratrūkai šalia. Jis ir nuostabiausias, iki kada tampa ramesnė. O šituo atveju viso labo matyt, priimti visų šimtų ir nebandyti sumažinti, nebandyti juokais nuleisti, nebandyti nukreipti, leisti tam skausmui moteriai prasibanguoti. Jo, jis kažkaip turi praeiti pro jį, ne? Praeiti ir pro jį, neužkabinti jo, nes dažnai užkabina ir jį patį. Tai vėlgi tai yra vyrui išbandymas, tai yra vienas iš moterų testų, pasižiūrėti, kaip vyras jaučiasi su tom, kaip kabinėjasi, tai taip, aš suprantu, Raimonda, ką tu turėjo omeny, kad moteris truputį turėtų pasilaikyti ir visų 100% banga nevaryti. Tai yra pageidautina, nes bus per daug. Reiktų, aš galvoju taip, pasilaikyti turėtų abu, mano nuomonė, žinai. Vienas, kuris banguoja, ne moteris, jinai kaip ir pasirinkimo nėra. Aš stebiu pagal save, kad pasirinkimo nėra. Aš, ką aš galiu valerijankės tokios ten išgerti, žinai, kažkaip stengiasi, žinai, bet vis tiek tai labai stipru yra. Ir kad ir kiek aš pati besidomėjusi esu, ne, ir save matau, ir stebiu, žinai, ir vis tiek atrodo, kad tai tiesiog išneša automatiškai, tu nereguliuoji šito, žinai. Ir tada aš, ką prašau, pavyzdžiui, savo vyro, kad tu būk sąmoningas, supras, kad aš negaliu susitvarkyti, ta prasme. Viso prašau supratimo to, kad vat užeina tai ir reikia tai išgyventi kažkaip tai mums. Tai pasibaigs, viskas, aš vėl grįžau į normalų gyvenimą, žinai. Taip va. Nedramatizuoti. Ką daryti su tuo ir aš jam sakau, tu realiai nieko nepadarysi, yra va šitai. Mes turim priimti, gaunasi taip, mes turim priimti ir tas vyras, jis turi kažkoks toks būti, kaip čia pasakyti, stipresnis kažkaip, kad tą suprasti, ne, o jeigu tu nesi stiprus, tada tu nesupranti to bangavimo. Tu galvoji, kad vos nespecialiai tai išeina ir jinai gali susitvarkyti. Dabar aš kalbu tada jau apie vyro vidinę širdį. Pirmas dalykas, ta širdis yra biški pagrūdinama su laiku ir aš užjaučiu savo brolius, vyrus, ta prasme, kad dalis mūsų neturi pilnos informacijos, kaip su to tvarkyti, su ta jūra, tame tarpe ir gyvenimo jūra. Tai yra užgrūdinama tada, kada nedramatizuojama ir einama per tuos bangavimus
ir paskui tu pamatai, kad viskas yra gerai. Tai nepaisant to, kad net ir dabartiniais laikais, kai kartais mano Silvijai žmonai būna labai sunku, mane tai griebia ir tai neša taip, kad viduj vos necypteli. Kartu, ne? Gaunasi kartu. Taip. Jo, bet tai yra labai stiprus patyrimai. Bet tu supranti, kad viso labo einama ir praeinama. Taip. Visi didžiausi skausmai, jeigu jie pasitinkami visą savo esybę, visą savo širdim, jie paprasčiausiai einami ir praeinami. Nepaisant to, kad būna skauda, baisu, bet viskas gerai. Ir po visų šitų patirčių pas vyrą pradeda atsirasti širdis. O dalis mūsų brolių, to paprasčiausiai mano brolių, to dar nėra taip praėję, neturėjo vedlių, neturėjo netgi teorinės informacijos, neturėjo, kas jos moko. Ir aišku, tada taip išneša, kai neturi jokių žinių, neturi jokių mokytojų šalia. Aišku, tu kažkaip reaguoji iš vaiko pozicijos, ne? Tada reaguoji iš vaiko pozicijos. Infantilumo, nes jeigu tu neturi daugiau nieko į ką atsiremti, tai reiškia, tu esi tik tas vaikas, toksai, be patirties, be nieko ir tu nori tik tai ramybę, žinai, ir Jie nori bėgti į patogią poziciją, tai yra bėgam nuo nepatogumo, nes mes vyrai dėja, esam kaip žmonės, mes norim nugriebti santykiuose visą grietinėlę, taip, o visą, kas tenais PMS, išMS ir šiaip moteris su savo testais, su savo asmenybė, kas įdomiausia, ir jinai visiškai kitokia. Toks temperamentas. Tai šitas, tai jau matote, nepatogu, negerai ir jau taip jau šitą galima pabėgti. Tokia taktika, kai mes užsiemam, jinai neveda niekur ir tada moteris jaučiasi nemylima, kai jinai kaip grietinėlė čia nugrėbė. Jinai jaučiasi kaip grietinėlė. Nemylima. O kas ten poje? O pasirodo, kad reikia priimti viską ir grietinėlė, tas kas poje, tai su viskuo, kaip sakant. Sukižusi pieną. Mažai yra. Kas yra viduje. Ir gražu, ir negražu, žodžiu, viskas. Taip. Ir tada tai vadinama tikra meilė. Tikra meilė nėra, aš tik tai priminsiu klausytojams, tikra meilė nėra, man patinka mano moteris, kada jai gerai, kada jinai graži, visa tokia, laksto visą laimingą, o šiandieną kokia graži diena, kaip aš ją myliu, kaip aš myliu, o kaip PMS koks nors arba šiaip, kas nors sunervuoja, dar kažką, tada mes bėgam į savo olą, tipo, aš prisiskaičiau visokios protingos literatūros, aš einu į olą. Ne, brangusis, tu bėgi nuo savo moters ir nenori jos mylėti. Ir tada tu paskui klausi, kodėl pas manęs sekso taip mažai? Per sunku mylėti, ne, tokia, galim padaryti tokia kaip išvada, ne? Per sunku mylėti. Sunku ir vėlgi mūsų niekas nemokė mylėti vienas kito. Taip. Dėl to. Tikrai taip. Iš vis net nežinom, kas tai yra meilė. Kaip praeitas irgi kalbėjom, kad galų gale mes nežinom, kas tai yra. Mes, meilę kiekvienas įsivaizduojam skirtingai, ne, ir ją interpretuojam visiškai skirtingai. Gerai, Šarūnai, ačiū tau, labai gerai tu atsakėjai, labai man patiko tavo atsakymas. Žiūrėkim, kad klausimus gerai, nes mes tik žinai, kad galim šnekėti iki... Jo, bet tu, Raimonda, vesk... Gerai, jo. Pareigos prilipo, tai yra tu skaiti klausimus. Gerai, žiūrėk. Čia yra iš tos pačios serijos, ko tu pradėjai. Jeigu vyras išgėręs nori sekso, o manęs tai netenkina, gaunasi tada piktumai. Man tai, žinot, jūs kai rašot klausimus, o jeigu, aš iš vis nežinau, ką atsakyti, ką reiškia o jeigu. Rašykit, kuo jūs tikrai esate nepatenkinta, nes tas, o jeigu gali būti visai. Aš labai atsiprašau, Raimonda, jo, aš sutinku su tavim. Iš kitos pusės, kai tai yra viešas laivas, tai žmonės gali ir taip netiesiogiai paklausti, o pas mano draugę yra tokios problemos. Aš tą suprantu. Nes žmogus nori labai būti asmeniškas ir labai jau į viešumą dėti tam tikros situacijos. Ir nesinori jam susitikti. Bet, Šarūnai, žiūrėk, dar iš kitos pusės aš irgi pasakysiu. Kai mes turim patys problemų, žinai, ir yra galimybė, mes nesikreipiam asmeniškai, bet yra galimybė paklausti šitaip. Žinai, kodėl galima klausti praktiškai viską? Todėl, kad niekam yra neįdomus tavo asmeninis gyvenimas ir tavo problemos.
Niekam. Žmonės, gaudami viešai, jiems atrodo, kad čia vyva, oi mane čia už kaulelį panarstys. Nieks nenarstys, niekam yra neįdomu. Kiekvienas sėdi su savo problema. Ir kai aš turiu problemą ir man duoda šansą, jūs turite suprasti, kad viena, tai niekam yra neįdomu, antra, jeigu turiu problemą, noriu paklausti, aš klausiu. Ir tada aš gausiu gerą, tinkamą atsakymą. Nereikia bijoti. Nu, čia mano yra patirtis. Aš kada ėjau tuo keliu. Aš kai jau to keliu, ne, aš, pavyzdžiui, dažniausiai tai aš mokėdavau pinigus už viską, ne, dažniausiai, ne už viską, aišku, bet buvo tokių, kur ir nemažai mokėjau. Aš sėdėjau pirmose eilėse, aš klausiau išsižiojus ir mano klausimai buvo tiesiai apie mane, o ne, aš užduosiu tokį klausimą, kuris yra, man atrodo, labai reikalingas visiems. Ir tai yra iš karto juokinga, žinai, nes, tikrai tai ne visiems ir taip čia tau yra taip. Ir tada tu klausi, žinai, aš klausiu apie save, nes man to reikia ir aš gaunu atsakymą. Atsakymas baigėsi, visi pamiršo mano klausimą. Taip yra. Jo, ne taip. Jo, pamiršo mane. Mano klausimai, iš viskas čia atsitiko, nes jau persijungia į kitą ir viskas. Aš patvirtinu, Raimonda, tai ką aš esu irgi atradęs. Mes galvojam, kad mes įdomus aplinkai ir visuomeniai, bet iš tikrųjų tai kiti, kaip mato mus, jie mato savyje tik tai mus. Per save. Ir realiai mes vienas kitą haliucinuojam. Ir vienintelis tikras yra kiekvienas, bet mes su savo centriuku viso tos. Ir realiai tikrai mes niekam neįdomus, išskyrus patys savo. Kažkiek tai mes įdomus savo partnerių, savo vaikams, savo artimiesiam, bet tas yra, žinokit, ant tiek kažkiek tai. Tai yra žymiai mažiau, negu jūs norėtumėt. Taip. Šitoj vietoj vėlgi mes galim atsipalaiduoti. Tai čia mano toks intro į tą, žinot, rašykit kaip jūs norit, man yra vienodai, kaip jūs rašot, rašykit kaip jums pavyksta, kaip jums išeina. Tik tiek aš sakau, kad iš tikrųjų yra galimybė atsiskleisti, yra galimybė paklausti ir jums nuo to nieko nebus, čia nieks nieko nekomentuos, jeigu kažkokie atsiras tie, kurie nepatenkinti, jie bus užblokuoti ir viskas, čia nieko tokio. Gerai, einam prie šito, tai klausimas, o jeigu vyras išgėręs nori sekso, manęs tai netenkina, gaunasi tada piktumai. Aš tai labai trumpai atsakysiu kaip moteris, ta prasme, kad jeigu jūs nenorit, jūs šito nedarykit. Jeigu tikrai yra nenoras viduj, nes aišku, tie išgerimai, aš kaip pat jau daug metų negeriu, tai aš net neįsivaizduoju, kad prie manęs girtas vyras lystų, nes mes negeriam abu. Bet jeigu jūs netenkinat, tiesiog šito nedarykit. Ir piktumai gaunasi taip, reikia pasižiūrėti, kaip dažnai tai vyksta, ta prasme, tokie piktumai. Ir tada, galvoti, kažkas negerai yra tarp mūsų, kažkur mes čia, kaip tuos piktumus mūsų išsišnekėt, kaip čia pasišnekėt, bet aš iš vis galiu pasakyti taip, mano požiūris apie alkoholį vartojančius, ta prasme, kad tokie žmonės iš vis nelabai ką gali išsiaiškinti. Jeigu mes vartojam alkoholį, tai mes kažkiek tam alkoholį ir maudomės. Mes neišnyram, mes neišblaivėjam niekada, praktiškai, jeigu kiekvieną savaitgalį, pavyzdžiui, vartojam, mes neišblaivėjam ir apie kažkokį sąmoningumą kalbėti ir kažką tai išsiaiškinti, man atrodo, yra mažai labai šansų. Iš vis galvoju, gal net iš vis nėra šansų išsikalbėti ir susišnekėti ir susitarti, kai mes šitaip gyvenam. Nes man alkoholis tai yra viskas, užpylės smegenis, apie ką mes galim kalbėti. Tai mano toks būtų atsakymas. Gerai, tai aš dabar savo centus beriu į visą šitą reikalą. Pastebėjau tokį dalyką, mėly žiūrovai, kad vakarėlis ir jūs atvažiuojat 2 valandom vėliau. Ten visi jau kalę, kosmose kažkokiam alkoholiniam. Ir jūs suprantat, kad vos neskirtingom kalbom šnekat. Ir lygiai taip pat jūs vakarėliai, įdusė gerai jau, su savo chebra gerai šnekat, tiesiog pradeda. Ir atvažiuoja vienas gražuolis, kuris yra blaivus. Palik dar klausimuką šitą, prašau. Tai va, ir nesusišnekėsi. Tai vien žodžiu, lygiai taip pat nesusišnekėjimas yra čionais. Jeigu jūs blaivi, jisai neblaivus, nebus jokio susišnekėjo per nieką. Tai jeigu abu girti, neprisidarykit. Tada normaliai.
Jo, tada normaliai, gerai. Tada gerai, kremtam viskas ten normaliai. Rekomenduoju, ten, ta prasme, alkoholizmo nepropaguoju ir taip toliau, bet nu, turim, ką turim. Toliau, bet dabar einam gilin. Vienas dalykas, jeigu jisai nori sekso, kodėl prasideda piktumai? Jūs savo giliai viduje nesat įsitikinusi, ar jūs turite duoti, kabutėse, ar neturite duoti. Jeigu jūs galų gale savo pasakysit šitą momentą savo tvirtai, bet jeigu aš blaivi, o jisai išgeręs ir aš nenoriu. Tai yra mano prigimtinė teisė paprasčiausiai pasakyti ne. Tai pradėt, dabar yra įvairių būdų, kaip savo įkalti tai į galvą. Vienas pagrindinis būdas yra sąmoningėjimas, bet jeigu imti paprastesnės technikas, tai savo kartot. Tai yra paprasta technika. Toliau pasižiūrėti psichologiškai, kas pas jūs darosi, kodėl šiandien taip savo abejojate dėl šito scenarijaus, kodėl jūs negali nustatyti ramios ribos. Ribos nustatomos pradžiai pykstantis, bet paskui atsiranda ramumas, ramybė. Ir galų gale gal jūs savo leiskit, savo ramiai, kai jisai neišgeręs ir kai jūs esate normalioj savijautoj, pasakyti, brangusis, klausyk, va šitoje vietoje nebus, kai aš nenorėsiu. Tai aš neatsikabinėsiu, aš sakysiu ne. Tai nereiškia, kad jo nereikia, pavyzdžiui, apsikabinti, kai jisai išgeręs ir pasakyti taip. Švelniai. Nes greičiausiai, kodėl pykčiai yra? Todėl, kad vyksta savo ribų gynyba tokia su puolimu. Nes jūs nesate įsitikinusi iki galo, kad tai yra viskas normalu, kad jūs galite jam kabutėse neduoti. Galite neužsiimti seksu su savo mylimuoju. Tai taip, kad čia vienas aspektas. Dabar sekantį aspektą įmam iš kito momento. Vyras išgeręs nori sekso. Aš esu girdėjęs tokių variantų. Būna, kad iš dažniausiai tik tai dar nori sekso. Atsipalaidavęs, ne? Atsipalaidavęs. Tai greičiausiai pas jūsų santykiuose labai rimtos įtampos, labai rimtos problemos. Jūsų santykiai yra gilioje krizėje, bet jūs nenorite to įvardinti. Ir jūsų santykiam beveik šakės. Nenoriu išgazdinti, bet žinokit, jums teks labai rimtai susigrips, pasižiūrėti, kas ten darosi. Imkit vedlius, nesvarbu mus, ne mus, nesvarbu ką, bet vedliai, literatūra, sąmoningėjimas, tai yra nejuokinga situacija, jeigu šita yra situacija, tik tai išgeręs nori sekso. Tai yra jau variantas, kad vyras tik atsipalaiduoja tame, tai reiškia, kad abiem reikia peržiūrėti labai rimtai stipriai porą. Taip, matai, iš to, kas čia parašyti, iš vis nieko negalima spręsti. Nieko. Taip, todėl. Kiek yra, per aplinkų įmi bele ką. Ir iš tikrųjų sutinku su Šarūnu, ta prasme, jeigu yra problema, jūs kreipitės asmeniškai, tada jūs ją išspręsit. O su tokiu, tai tiesiog, arba ten skaityti, gilintis, domėtis, žodžiu. Čia labai daug sudedamųjų, ne, kaip ir visame kame. Pavyzdžiui, kaip toks klausimas. Ar yra toks neteisybės jausmas? Ar kas slypi už to, tiesiog pyktis, pavydas? Matai, čia irgi galima tada 2 dienų seminarą padaryti iš to. Čia labai rimtas klausimas, šiaip labai fainas dalykas, labai įdomus dalykas apie neteisybės jausmą. Neteisybės jausmas, kad neteisybė. Gerai, aš galiu pasakyti taip, kad neteisybė yra kaip ir teisybė subjektyvi. Tai yra priklauso nuo to, nuo jūsų vidaus, ne? Tai, kas aš esu, kaip aš mąstau, kokios mano yra nuostatos, ką aš vadinu teisybę ir ką aš vadinu neteisybę, taip? Ir kai tai nesutampa su mano teisybė, reiškia, tai yra neteisybė ir aš jaučiuosi, kad su manim elgiamasi neteisingai. O šiaip, jeigu tai bendrai paėmus, pasaulis yra neutralus. Jis nėra nei teisingas, nei neteisingas. Reiškia, viskas yra subjektyvu, taip kaip aš jaučiu. Tik tai mano šitas jausmas. Ir aš galėčiau taip sakyti, kad iš esmės viskas, kas pasaulyje vyksta, yra teisinga šiaip tai. Tas, kas vyksta, taip ir turi būti. Tai yra neutralu. Tai yra, tas teisinga irgi kaip ir gal negerai pasakyti, bet tai yra neutralu. Visi įvykiai, kurie vyksta su jumis, yra neutralu. Gal sunku yra tai priimti, bet ne, gal nesunku. Žiūrės, kaip kam sunku, kai kam ne. Neutralus. Jie yra nenuspalvinti jokiom spalvom. Spalvom nuspalvinate įvykius jūs patys pati. Sakykime, kas klausė, Daiva klausė. Tai
tiesiog pyktis, pavydas, nu ten ir pyktis, ir pavydas, ir viskas ten slepiasi tame jausme. Bet žodžiu, viskas priklauso nuo jūsų, aš tą noriu pasakyti. Kaip jūs viduj. Aš nustebau, kad tai uždavė klausimą moteris, nes paprastai neteisybės jausmas būna dažniau pas vyrus. Sakai? Ir kodėl su manim? Man atrodo, kad pas moteris pasipažino Šarūnai. Ir vėl, žodžiu, kodėl manęs taip emociškai užvažiavo? Kokia neteisybė. O gal pas tai klausyk, ateina į konsultaciją daugiau vyrų, kad tu sakai, vat vyram atrodo taip, nes pas mane daugiau yra moterų ir jos tą patį sako moteris, žinai. Aš buvau nustebęs, pas mane buvo banga kažkiek tai mėnesių, vien vyrai, o paskui vien moteris. Ir pas mane temomis. Toks vaizdas, kad mane kažko moko dažniau, o ne. Ateina taip, ko tau reikia, ne? Vos ne taip. Oi, aš irgi lygiai taip pat mokausi iš to, nes... Nu, taip. Protingai prišnekė, paskui netgi pats pradedi vadovautis. Tuo mane, kas iš savęs išėjo, o galvo, visai gerai, ne? Čia ir man gyvenime pritaikyti. O gerai. Ne, nu, aš juokauju, bet tam tikrus momentus prisitaikau, nes kai verbalizuoji, tu dar labiau išmoksti ir pamatai savo. Taip, supranti, taip. Tai žymiai geriau. Bet dabar grįžtam prie neteisybės jausmo. Aš sutinku, Raimonda, dėl pagrindo, ką tu pasakei. Tai yra iš principo gavimas realybę per veidą. Ir kadangi tai realybė dildosi su mūsų fantazijom, apie gyvenimą, koks jis turi būti, tai gimsta labai gilus, labai žiaurus, draskantis neteisybės jausmas. Žinokit, tai variacijos to neteisybės jausmo yra labai įvairios, bet nuo lengvos iki žiaurios, draskančios. Aš tai esu patyręs ir daug žmonių yra patyrę mano, kurie konsultavosi pas mane. Tai taip, bet vėlgi šitam lygmenį, kaip spręsti, kaip tvarkytis, nes Daiva, kai klausė šito neteisybės jausmo, jinai dar paklausė, kas už to slypi, o jinai iš tikrųjų nori suvokti, kaip su to tvarkytis. Jinai uždavė klausimą, kas tai yra, ar tiesiog pyktis, pavydas, bet iš tikrųjų tai yra neteisingas pasaulio matymas, tai čia yra vienas momentas. Tai Daiva, mano rekomendacija yra savo kartoti mantrą, aš noriu vis dėlto pamatyti ir susitaikyti su realybė, aš noriu atleisti, paleisti ir pamatyti tiesą. Pamatyti realybę. Jo, pamatyti, kas yra realiai ir aš, kaip aš sakau, baigti vaikiškai, kaprizingai laikyti savo fantazijų ir savo standartų. Kas daro? Ir netgi jeigu jūs nuvylė, netgi jeigu jūs išdavė, realybė nepasikeitė, jūs tik tai paprasčiausiai pamatėt naujus dalykus. Jinai buvo tokia iš karto. Ir kaip su tuo tvarkytis, tai yra per bendras klausimas iš kitos pusės, taip? Taip, kad tai yra, mes neturėtumėm dabar lyst galbūt labai prie to sąmoningėjimas, aiškinimasis, kas už tos neteisybės slepiasi, bet Daiva ir pradėjo nagrinėti, mes negalim gilintis, nes tai yra per bendrinis klausimas. Taip. Kaip tą būtent klausimą. Čia mes nuvažiuotumėm į pievas labai žiauriai. Tai labai... Arba nesupranti, irgi variantai galima ir taip, ir taip. Aš, pavyzdžiui, kai atsakinėjau, tiesą pasakysiu, į grupę, kviečiu jungtis tam, kam reikia, Mind Detox Akademija, uždara grupė. Aš kai grupiai gaunu klausimą, jis yra asmeninis, ne, aš nematau, kas uždavė ten, anoniminius galima užduoti. Ir aš jį išplečiu labai, tam, kad būtų galima, žinai, jį matyti iš visų pusių, o gal taip, o jeigu tą pridėsim, tada bus taip, dar kitaip, žinai, įdėsi vieną ingredientą, vėl visą puokštę pasikeičia, nes skonis visas pasikeičia. Va, ir aišku, čia galima labai daug, bet kiekvienas gaunasi, sėdi su savo to subjektyvumu, su savo to neteisybės jausmu, ne? Ir aš tada žiūriu, kai mane kažkur tai skaudino, aš tada žiūriu, kas čia atsitiko, kas su manim, ne? Pirmą klausimą užduot, kodėl aš taip reaguoju, kodėl aš įsižeidžiu, kodėl mane tai žeidžia, pavyzdžiui, tie žodžiai, kas juos pasakė, kas man jie ten užkibo, ne? Kodėl aš čia taip susinerimau, kodėl man liūdna, kodėl aš verkiu, nu jeigu jums ne PMS-as tiesa. Jeigu PMS-as, tai galite savo tų klausimų nedėti. Ir nerti visą šitą sunkumą. Ten iš vis pasiklydimas tada yra, ten žiauru, kas darosi tuo metu. Jo, geriau tada, kai esat rami viską ir meditacijoje, tam tokiam ramiam pasidėjime, man, pavyzdžiui, asmeniškai visada meditacijoje ateina visi atsakymai. Kai yra viskas nurimę,
ramu visiškai. Aišku, dažnai pas mane meditacijų tai eina tai, ką aš liktai turėčiau padaryti, arba ką aš pamiršau padaryti. Tai mane tai diorgina, nes liktai aš turiu išrašyti, o aš meditacijai sėdžiu, supranti, nes po meditacijos aš vėl pamiršiu tai, ką turėjau padaryti. Ir aš sakau savo, paskui, man prašom priminti po to, dabar mes sėdim ramiai, žinai. Ir va tam ramume, jeigu užklausit savęs, ta prasme, kodėl aš taip sureagavau, kodėl man skauda, kodėl aš įsižeidžiau, jums ateis atsakymai, jūs suprasit kodėl. Bet tik tai ramybei, o tokioj, jie išnyra iš kažkur iš pasąmonės. O mano papildymas yra tau toksai. Jeigu labai trokštame tam tikrų atsakymų, galima su labai degančia širdim paprašyti erdvės, kaip aš vadinu, kad duotų atsakymus ir per 3 dienas paprastai. Jeigu sumokėsit mano sąskaitą, per 2 dienas ateis šitą... Atsakymai? Atsakymai ateis. Ta prasme, iš pasąmonės. Aš juokauju. Juokėsi Silvija, girdžiu. Bet galima ramiai, arba galima, dar vienas dalykas, pasivaikščiant, arba man vairuojant, pavyzdžiui, 2 valandas į Vilnių, kai vairuoju, tai pas mane irgi tie pat bairiai, kaip tu pasakoji, tai vyksta. Ko aš norėčiau, ką dar reiktų kur pasiaiškinti, ko aš trokštų, ką reikia nuveikti, tai ramybė ateina. Aš panašiai, kaip ir tu tvarkausi. Bet dabar, tai dar kartą, galima paprašyti labai sudegančią širdim. Tai čia antras būdas, jų būdų yra, aišku, 100, bet tos, kurias mes naudojam, sapnuose man ateina atsakymai. Ir va tai va, tink ir paskui susidėlioja per 3 dienas. Tai klausimas. Tai reikia užklausti. Nes, Šarūnai, tu sutinki, kad mes klausiam realiai patys savęs, nes viskas vyksta mumyse ir mes klausiam patys savęs. Mes nesuprantam patys savęs, nes kodėl? Nes esam labai nutolę nuo savęs, taip, galvoje. Užtat ir sakai, širdies reikia paklausti, todėl kad reikia iš čia, nusileisti širdį. Čia visi atsakymai yra, čia yra ramybė, čia yra harmonija, čia yra viskas, ko jums ką nors reikėjo realiai, ne? To, ko jūs ieškot, yra čia, ne išoriai kažkur tai, o jumise, pačiose, tiesiog reikia nusileisti. Bet jeigu mes esam va čia mus ves metais, amžiais, karo čia va. Vien žodžiu, gerai pasirinkite, tai būkite intelektą galvoj, pažadu, turėsit gerą laiką kankindami save. Ar duoda galva atsakymų, taip, bet mes tai 10 kartų daugiau naudojam, negu reiktų naudoti. Ir dažna problema mano žmonių, kurie ateina pas mane, daugybės, kad jie per daug galvoja. Raimonda, aš labai atsiprašau, vienas dalykas klausytojai, mėly klausytojai, nustokit rašyti klausimus, nes mes dabar jau, kai Raimonda sudės kitus klausimus, kad nebūtų nepasitenkinimo paskui žmonių, kad mes į dalį klausimų neatsakėm, tai jau viskas stabdom. Galit rašyti, bet suprast, kad mes negalim atsakyti jų tiesiog, nes jų bus begalė, mes galėtume visą dieną daryti seminarus. Galim padaryti iš tikrųjų, paskui pašnekėsim. Nedarysime, Silvija dar kilo idėjų, kaip Raimonda paskui dar padžiazuot su šitais visais dalykais. Bet vėliau mes pasitarsim su tavim jau po laivo. Gerai, man irgi dabar staigiai atėjo mintis. Viskas tvarkoja, rašykit, bet neįsižeiskit, supraskite, tiesioginis eteris, mes nesiruošę esam ir taip toliau, tiesiog atsipalaiduokim ir jeigu jums, aš taip galiu pasakyti, jeigu jums yra labai reikalingas atsakymas į šitą klausimą, jūs kreipsitės pas mus asmeniškai, tiesiog ir viskas. Jeigu jūs nesikreipsit, reiškia, jums tai nėra taip blogai. Kai man, pavyzdžiui, parašo, man labai blogai, man reikia pagalbos, aš nusiunčiu, gerai, prisijungkit prie grupės. Niekaip negaliu prisijungti, nusiunčiu sąskaitą. Ai, ne, tada ačiū. Tai ne taip blogai. Sakau, ne taip jums ir blogai, jums nereikia tos pagalbos, kaip jums atrodo. Todėl, suprantat, ką aš turėjau omeny. Kai žmogui blogai, jisai, žinot, pastebėjai tokį bairį, būna žmogus netikintis, jisai ten mokslinio požiūrio, grinai tokio, normalaus, standartinio, klasikinio požiūrio. Bet kai pasidaro labai blogai, jisai pradeda tikėti ir Dievą, jisai pradeda vaikščioti ir pas šamanus kažkokius, tai dar kažką, ir vien žodžiu, ir dvasingumą pradeda eiti, nes kai labai nori atsakymų, tada jau pradedi ieškoti visur. Taip, tiksliau, kai tave prispaudžia skausmas tas,
kur tavo logika nebeišneša šito skausmo, jis toks didelis, kur logika nebeišneša, galva sproksta, vsio. Ir tada, va tokie žmonės, kaip pas mane apsilanko, nes yra dalis, kaip tu pasakoji, kad, tu jam duodi technikas, duodi tvarkytis, taip toliau, nu aš čia nelabai tikiu, o sakau, nereikia tikėti tam tikrą techniką. Nu, tai vis tiek, tada aš tada kitą šoną padarysiu ir taip toliau. Pagal save, nu kodėl negalima? Mes su Silvija žiūrim vienas į kitą, matosi, kad dar žmogus dar nedabrendo, jo dar nedamušė situacija, kad labai nuoširdžiai iš viso širdies pradėtų tvarkytis tą reikalą, nes tada tu viską bandai. Viską. Taip, viską. Aš ir į kitas šalis važiavau, pinigus mokėjau, praktiškai ten neskaičiavau, nes man reikėjo atsakymų tada. Man reikėjo, nes buvo taip blogai, man reikėjo iš to išlipti. Aš buvau pasiruošusi atiduoti bet ką, laiką savo, pinigus, viską. Vaikai nuėjo miegoti, ten vyras guldo vaikus, aš sėdžiu užsidarius vonioj, įsikišus ausinukus, klausaus laifo kažkokio, todėl kad jo paskui nebebus, tik tai tuo momentu vyko, užsidarius nuo visko, nes man reikia susirinkti čia save, kur realiai aš, kaip čia pasakyti, tuo momentu, aš iki tuo momento niekada apie tai negalvojau, kad tai reikalinga yra. Ir kad kažkokie va tokie dalykai dar yra, aš pasirodo, kad kiek aš nežinojau, kiek aš neišjaučiau, kiek aš nesupratau tuo momentu. Ir kada ateina tas toksai va, momentas, kada jau reikia, tu tiesiog nebegali nueiti šoną nuo šito. Viskas. Ir tada valgai, griebi į save, ta. Ir dar žinai, ką noriu pasakyti, tu sakai va, apie smegenis, kad sėdim čia nait ir per daug galvojam. Ir dar be to čia labai daug yra. Labai daug. Pačios žinios iš esmės yra, pavyzdžiui, ar ten dvasinės, jos nėra blogos, jos nėra, kaip čia pasakyti, blogą darančios kažką tai, bet mes turim labai daug, kur yra mus žalojant informaciją ir jos labai daug yra ir ją reikia mesti. Iš esmės, kai mes einam link savęs, žinių mums labai daug nereikia. Nereikia. Aš nuo knygų graužiko perėjau prie to, kad aš turiu kokias 5, bet iš tikro 2 knygas, kurias aš praktikuoju per metus. Ir net informacijos daug nereikia, nes iš principo reikalingas ėjimas į gilį. Ir vat mano dar rekomendacija šalia tavo yra nepriimkit savo minčių rimtai. Kiekvieną dieną galima pasakyti savo, kad vis dėlto nereikia taip labai stipriai priimti savo dalies minčių rimtai, nes dalis tų minčių yra net ne mūsų. Net ne mūsų. Jos ateina iš fono ir viskas. Jos iš vis yra, mintis, aš sakyčiau, iš vis jos yra ne mūsų, jos gyvena savo gyvenimą, jos ateina pačios ir galima jas nekreipti dėmesio. Bet čia reikia vėl mokintis, ne, tokia, vat, grinai susitelti į tai dėmesį nukreipti nuo minčių. A tada klausimą, ką kreipti, ne? Raimonda? Man jau darosi nepatogu prieš mūsų klausytojus. Sakai? Gerai, čia mūsų gaunasi. Davai pabandykime mes biškai atsakyti klausimus konkrečiau, kad vis dėlto, Gerai. Aš tai galiu šnekėti be jokių klausimų, be nieko. Aš irgi galiu, bet vėlgi mes jau taip labai jau žmonės nusivils ir kai kurias klausimus mes perkelsim į sekantį laivą, nes aš norėsiu su tam daryti laivus toliau. Gerai. Ir aš irgi norėsiu. Parašykit, žiūrovai, jūs norit laifą su mumis, parašykit, kaip mes jums matomės, kaip jūs į mus, ką sužadina mes jums. Iš kitos pusės žiūri tiek, kiek tinka. Tai Raimonda, varyk sekantį klausimą, prašau. Aš įkeliu klausimą, tas, kuris buvo, man atrodo, pats pirmas paklaustas. Kaip sudominti vaiką mokintis lietuvių kalbą, kai gyvename svetimoje šalyje, abu lietuviai esame. Renkasi tik tai, kas lengva jam pasakyti 4,5 metų. Kadangi aš pati esu užsienyje ir vaikai mano kalba jau dabar 3 kalbomis namuose, jį visaip kalba. Aš sakyčiau taip, tokio teisingo čia varianto reikia, nereikia, tokio nėra, ne? Teisinga yra tai, kas teisinga jums, tėvams. Ir jeigu jūs norit, kad vaikas išmoktų lietuvių kalbą, tai yra jūsų noras, tai realiai nieko kitaip nebus, kaip tik vertimas. Versti vaiką mokintis tą kalbą. Kitaip nebus, kodėl? Mes aplamai žmonės
mes sunkumų nenorim. Lygiai taip pat jūsų vaikas irgi sunkumų nenori, jam 4,5 metų, kam jam ta lietuvių kalba? Jis gyvena užsienį, kam jam reikalinga lietuvių kalba? Aš iš savo pusės galiu jums, va taip, kad jūs užsiduotumėt savo klausimą. Kam jinai jam reikalinga? Kodėl jūs norit, kad jis ją mokėtų? Aš žinau, kad daugelis lietuvių veda savo vaikus į mokyklėlės, ta prasme, jie atsimokina visą savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio, šeštadienį dar pusę dienos jie veda į mokyklėlę. Man tai yra vaiko kankinimas, mano požiūriu. Man atrodo, kad šito nereikia. Jūs jeigu pasirenkat gyventi užsienį kažkur, tai užsienio šaly, ten užsienio, kita kalba yra, ir jeigu jūs ten ir gyvensit, tai tegu tas vaikas savo laimingas gyvena ir mokinasi tą kalbą, jam tai bus lengviau. Sudaryti sunkumų jam, patikėkit, jam bus 15, jam bus 25, turėsis tų sunkumų tikrai, kam jam nuo pat vaikystės tą dėti. Toliau, dar kitas mano požiūris, jeigu jūs galvojat, kad jam lietuvių kalbos prireiks, jis ją galės išmokti vėliau. Jis aišku nekalbės taip, kaip gimęs Lietuvoje, bet jis ją išmoks. Man 40, aš išmokau ispanų. Nieko, galima. Tai va, tai mano būtų toks, ta prasme, nekankint vaiko. Man, kam tą gyvenimą tokį sunku nuo pat vaikystės pradėti? Sunkus. Kam tai? Ką tu šarūnai? Iš mano minčių nusirašinėjai. Aš nuo tavęs nusirašinėjau. Taip, baisu. Ta prasme, aš tai, ką norėjau pasakyti, tu pasakėjai, tai aš čia pajuokavau. Aš sutinku, man žiauriai patinka tai, ką tu pasakėjai. Tai aš dar kartą užakcentuoju, paprasčiausiai reikia susitaikyti su tuom, kad mūsų nacionalizmas, jisai ir patriotizmas, nepaisant to, kad tai gražiai atrodytų, kitose situacijose jisai dėja yra nepritaikomas ir tai mes bandom laikytis tam tikrų dalykų, kurie dėja kai kada nueina iš aktualumo. Grįš vaikas, pavyzdžiui, Lietuvą ir išmoksis tą lietuvių kalbą, neperkankit, nes jūs, jeigu per daug įversit, jis pradės nuo to vemti. Ir kai vaikas tai daro be vidinės motyvacijos ir nesuprasdamas, kam to reikia, ir tai tėvai verčia, žinokit, nuo tokių dalykų jūs atgrasysit dar labiau vaiką nuo mūsų lietuvybės, nuo mūsų šaknų. Tai to neverta daryti. Čia yra trumpas atsakymas, prašau sekantį klausimą. Gerai. Čia yra ilgas. Aš skaitau, o tu pradėsi, gerai? Gerai. Atsakinėt. Labas rytas, gerbėmieji. Esu neseniai ištekėjusi ir išsiaiškinau, jog papuoliau į intrigantų, itin materialistų, melagių šeimą, tai jų kasdieninė duona. Tuomet nuo vyro atsiribojau, nes laukiuosi. Taip juos baudžiu. Daviau jiems sąlygą arba atitaiso visas intrigas, nes net dėl perkamų namų įnašo, kurią prisižadėjau už vyrą, sekėsi, nes bendrai perkame. Arba užsiauginsiu mažylį viena ir ūkį vesiu viena, nes neapsimsiu išlaikyti didelio vyro pati. Klausimo nėra. Ką pakomentuosi? Šiaip situacija yra patirtiminė. Ne šiaip, situacija yra patirtiminė, sunki. Tai dabar apie šitą, čia kalbos yra 2 valandos. Tai dabar pabandykim porą momentų tik tai pasakyti. Aš matau lygiai taip pat ne tik tą pusę, ir aš tikiu, kad ta pusė yra tam tikrą prasme kalta, bet aš matau nesusitaikymą, kariavimą, nemeilę, ir kai jūs badot pirštais į juos, nepaisant to, kad jūs badot greičiausiai pelnytai. Greičiausiai. Jausmas yra, kad tenai yra pelnytai. Bet jums teks atsigręžti į save ir pasižiūrėti vis dėlto, kad jūs čia badote, jūs nemylite, jūs nepriimate, nes nieko gyvenime nebūna netyčia. Duodami partneriai yra maždaug pagal tam tikrą lygį. Tai jeigu, pavyzdžiui, vyras melagis yra, tai nereiškia, kad jūs esate melagė. Bet galbūt jūs esate visiškai vaikiškai naivi apie pasaulį, dar nematote jo pasaulio šito tokio, kaip yra. Ir žinokit, jums teks labai daug išminčių klausyti, labai daug mokytis, labai daug suvalgyti gyvenimo druskos, kad prieiti prie visos tos situacijos išsprendimo, išrišimo su meile. Ir
žinokit, mano atsakymas bus labai labai žiaurus. Mano pajautimu, būtent jūsų šitoje situacijoje, jums reikės pravalgyti visą šitą gyvenimo druską, kad jūs gautumėt išminti visos šitos situacijos. Taip jums gali pabandyti protingi, išmintingi žmonės kažkiek paaiškinti, greičiau atrasti širdingesnį matymą, greičiau pamatyti sąmoningesnį, labiau sąmoningume pamatyti paveikslą ir tada kai kurie pradės spręstis klausimai. Nes jūs pati pripažinot, jūs baudžiat, o baudimas reiškia nepriėmimas, tai yra nemeilė, tai yra circle of violence, to vadinamo piktumo rato užvedimas. Ne jie ten intrigantai taip toliau, jūs su žiauriu pykčiu varot, jūs nepripažįstat, kad jūs esat, kaip jūs pasakėt, o aš tai matau, jūs esat baudėję lygiai taip pat kaip ir jie. Jie bando, supraskit, kad visi intrigantai bando savais būdais turėti tam tikrų interesų patenkinimą. Tai susidūrė interesai, bet čia ne tik interesai susidūrė šitoje vietoje, bet ir susidūrė pasaulėjautos, standartai. Ir čia toks kamaliukas, kad jį išnarpyti šitoj situacijai daugiau negu bendriniais bruožais aš nesimčiau. Tom aš savo komentarą ir baigiu, Raimonda, prašau. Aš tik tai dar vieną sakinį pasakysiu. Papuoliau į intrigantų, itin materialistų melagių šeimą. Reiktų atskirti, aš manau, kai vyras veda moterį, o moteris išteka už vyro, jie tampa šeima. Ir jie ir yra šeima. O ne dar kažkas už šito ratelio. Kol kas jūs 2, greitai būsi 3, va čia yra šeima. Ten yra ne šeima. Jo tėvai, jo giminės, jūsų tėvai, jūsų giminės, ten yra ne šeima. Todėl jūs atskirkit šitą. Vat jūs ištekėjot už vyro, vat su juo ir tvarkykitės viską. Kai įeina į tuos visokius reikalus finansinius ir šeiminius dar daugiau žmonių, prasideda chaosas, nes kiekvienas ateina su savo nuomonė, su savo intencija, su savo to, ką jie norėtų iš šito, ir jie visada norės pamaišyti jūsų šeimoje, ta prasme, vat arbatą pamaišyti su tuo šaukšteliu. Nes kiekvienas nori nešti savo tą skonį. Kam jums šito reikia? Jeigu jūs norite šeimos, tai atskirkit, kas yra šeima visų pirma. Kadangi nebuvo klausimo ir čia ta pati moteris parašė, atleiskite, pati konsultuoju psichologiją subaigus, bet dabar, manau, klystu ir pačiai jau reikia pagalbos. Psichologijos baigimu dar niekas nesibaigė, tai čia yra taip. Čia tik viskas prasideda, brangieji, todėl. Ir tas augimas, jisai tęsiasi kai kada pamažu ir aš suprantu jūsų situaciją, bet aukite tolyn po biškį, transformuosis kai kurie požiūriai, kai kada išsispręs tik tai po tam tikrus skausmo prajutimo, po tam tikrų pamatymų, prie tam tikrų davedimų, plišimų. Ir taip situacija yra nepavydėtina ir psichologijos baigimas jis yra tik tai mažytis žingsniukas link sąmoningėjimo. Taip. Ir ačiū, Raimonda, tu fantastišką momentą pasakėjai. Čia yra labai svarbu suvokti būtent mūsų klausytojai. Šitą momentą čia pradėti reikia nuo savęs ir nuo vyro. Nuo savęs labiausiai, nuo savo požiūrį. Taip. Galima į pageidavimus ir kaip tvarkyti su vyru. Žinot, aš būtent šitai moteriai aš rekomenduoju tokią knygą. Taip, Laura Doyle, First Kill All the Marriage Counselors. Tai yra... Pirmiausia, nužudykit konsultantus. Laura Doyle, nežinau, ar jinai dabar gausit jos knygų. Jeigu gausit, jums pasiseks. Tai yra viena geriausių konsultančių, nepaisant to, kad jinai yra biznierka. Aš turiu tam tikrą keistą požiūrį į konsultantus, kurie meldžia žmonės labai žiauriai. Tai, nesu taikoju su jais. Bet aš naudoju jos žinias ir aš kai labai reikia daug moteriai visko papasakot, kad aš nekonsultuočiau, aš duodu tam tikrą knygą, o tada aš jau damušu, dabėgu, o knygos damušu savo konsultuojamą žmogų ir tada tai gaunasi žymiai paprasčiau, pigiau, nes pirmą reikia skaityti. Tai yra ir būtent mūsų klausytojai, kurių šitos 2 klausimukus vieną paskui kitą uždavė, aš rekomenduoju šitą autorę, kažką tai jos rasti, pasiskaityti.
Amazonė yra, taip? Dar yra. Ai, gerai, ačiū Dievui, nes lyg tai minėjo žmonės, kad jau nebėra. Kai norit, visada rasit. Kai norit, visada rasit, jums jeigu reikia, tai būtinai ateis. Beisas yra ir vis dėlto jums teks susitaikyti su tuo, kad jūs gavote savo pakeleivį tokį. Jums teks pabandyti tapti drauge savo vyrui ir jums teks pradėti įgerbti, nepaisant to, kad jis yra melagis, išdavikas, kabutėse, ten, kur uždėjot tas visas struktūras. Jums teks atsipalaiduoti, nuimti struktūras ir pamatyti žmogiškumo jame. Nes už to yra geri norai arba savo tikslų siekimas ir yra toks momentas, kaip Raimonda mes kalbam, yra užsitarnauta pagarba ir yra pagarba. Tai jūs naudojate užsitarnautos pagarbos modelį. Vat kai vyras yra toks, pagal mano idealus arba elgesi gerai, tai jisai aš jį gerbiu. O jeigu jis yra toks, koks realybėje, aš jo nebegerbiu. Ir jūs esate moraliniai aukštumoje, kas širdį sudaro. Ir paskui jūsų vyrui tampa irgi kapiec. Ir jisai lygiai taip pat greičiausiai yra žiaurioje agonijoje. Tam santykiai, kur jūs dabar esate. Taip, kad tai nėra taip labai paprasta. Linkiu stiprybės, kantrybės, sąmoningumo jūsų kelyje. Jūs būtinai, jeigu eisit, labai norėsit, nueisit. Tikrai. Gerai, imam kitą klausimą. Ar normalu, kad sutuoktinį žiūri pusnuogės moteris elektroninėje erdvėje? Pasakius, kad mane tai skaudina, jaučiuosi išduota, atsakė, kad tai daro visi vyrai. Klausimas yra, ar normalu, kad sutuoktinį žiūri? O kas yra normalu, kas nenormalu? Jolanta, ne? Kaip šnekėjom? Normalu yra tai, kas jums normalu, nenormalu yra tai, kas jums nenormalu. Vat ir viskas jau šitoj vietoj. Dabar, kad žiūri, reiškia, reikia jam ten kažko, ne? Kažką jis ten gauna, kažkokias tas emocijas, pasitenkinimą, kažko jis ieško matyti. Gerai, nenoriu spėlioti, gal daugiau Šarūnas kaip iš vyriškos pusės. Kas man ateina, žiūrėkit dabar, kokia yra situacija. Tai nebūtinai susijęs su jumis. Tai susijęs su jumis. Mes įvairiais būdais, ta prasme, mes, tai, kas mus daro gyvesniais, mes tą ir naudojam. Alkoholį, seksą, įvairius bendravimą, viską. Ir tame tarpe ir moteris, jeigu tai įkvepia vyrą. Ir dabar žiūrėkit, normalaus standartinio atsakymo jūs gautumėt iš rabinų, iš vaišnavų, iš jogų, ten bhakti ir taip toliau. Jie pasakytų labai tiksliai ir aiškiai, kaip jų kultūra sako, ir jie pasakytų, kaip yra. Bet iš tikrųjų, žinokit, atsakymas yra žymiai platesnis ir džiazavimas yra šitoje vietoje žymiai didesnis. Ir aš tik tai porą momentų pasakysiu, kur Raimonda, manau, kad pritarsi. O realiai, kai jis žiūri, čia žinau, kad net mano žmona į mane taip pasižiūrės, bet nes aš kai tai pasakydavau, aš tik tai vieną aspektą sakau. Tai ir dabar savo žmonai sakau, kad tai vienas aspektas. O realiai, kas darosi? Iš principų jūsų santykiai geri? Nes jeigu geri ir viskas yra gerai, tai tegu nežiūri. O kodėl jūs ten skaudinatės? Jeigu iš principo yra viskas gerai, tai klausimas, ar jūs tikrai skaudina, ar jūs ideologiškai nepriima to? Nes jeigu ideologiškai, tai yra vienas variantas. Tai aš ką norėjau pasakyti apie ideologiją. Tai yra vienas variantas, bet dabar neriam gilyn. O greičiausiai, kad jums pačiai neužtenka vyro dėmesio. Ir ten kalba yra ne apie moteris erdvėj, o apie tai, kur jo dėmesys. Gilų vidinį šauksmą, artumo ir jo nepatenkinimo. Ir čia iš karto yra du išsiskyrimai. Tos vagonų šitą geležinkelių dydžias. Vidinio darbo klausimas, kaip užsipildyti pačiai. Ir kitas dalykas, kaip pakreipti santykių dinamiką, jeigu jums trūksta, kad labiau vyras skirtų daugiau dėmesio tikro, autentiško, bent jau 5 arba 10 minučių. Nes tai gali būti didžiulis šauksmas didesnio artumo su vyru. Kaip tu jauti, Raimonda, į kurią čia pusę šitas klausimas labiau yra? Jinai galvoja, gal dar variantas toks, kad jinai kažką tai blogai daro dar, kad jinai nepakankamai, kad jisai žiūri, nes ją tai skaudina ir gali dar pervesti per save, kad jinai dar kažką ne taip daro.
O šiaip tai galų gale, aš sutinku su tavim, kad ta prasme tai yra dėmesio nukreipimas. Jeigu vyras žiūri tas moteris, ne, va, ekrane kažkur tai, reiškia, jis tuo metu nežiūri ją. Vat ir viskas. Reiškia, arba jis susirašinėja su kom nors, susirašinėja su kita moterim, pavyzdžiui, ne? Ir su jie dalinasi įspūdžiais kažkokiais dienos, gyvenimo, kaip jisai jaučiasi. Reiškia, su ją jis tuo nesidalina. Ir mums iš karto, jeigu mes esam poroj, nu tai pavydas, palauk, nu tai kodėl tu su manim nesidalini, jeigu mes esam kartu, tai tu turėtum su manim dalintis tuom, o ne su kitom. Tu realiai, jeigu tu žiūri į moterį, nu kaip pagal viską, tai tu į mane turėtum žiūrėti, mes viens į kitą turėtume žiūrėti, o ne tavo dėmesys nukreiptas kažkur, tai jis nueina kažkur į kažkokią tokią bedugnę. Ir jinai jaučiasi nereikalinga, nemylima, negraži, neseksuali, nes ten ekrane yra pizdėsgi kokios. Taigi ten vien malonumai, supranti, o šitie... Teisingai, ten net nekalba jo. Reikia mylėti iš tikrųjų savo moterį, ne taip, o ten tai vien tik tai grietinėlė, o čia tai grietinėlė sugižusių pienų sumaišyta. Ir dar ten tyli ta grietinėlė. Jo, ten tai tyli, o jūs tai šnekat žmogiškai su juom ir jūs kai kada nemokat atėjti, o jums baisiausia yra tai, kad jūs kai kada jaučiatės kalta ir neadekvati. Ir tas dar labiau plėšo širdį ir jūs pradedat abejot, o gal čia aš, o gal čia dar kažkas, o gal čia viskas tvarkoj. Ir klausimų yra daugiau negu atsakymų. Dėl to yra klausimas. Ir aš nesakyčiau, kad tai yra labai faina situacija iškelti ją vis dėlto dar kartą į paviršių ir pradėti diskutuoti su vyru. Nebandyti jį nuimti nuo to, bet pradėti pasakot, gerai, man skauda, aš kažko noriu. Ir tai pabandykit padaryti tai kaip krizės elemento poroj ir pabandykit persverti visą porą, nes tai gali labai stipriai dar labiau pagilinti jūsų bendravimą, pasižiūrėti, ko jūs vienas iš kito norite, bet nedrįsot sakyti, ko jūs galite duoti, kaip jūs norite įsireikšti, kaip jūs galite būti labiau savim ir jisai ir jūs. Bet, dar žinai, kas yra, dar pertrauksiu, aš kadangi pažįstu šitą moterį ir jie labai daug laiko praleidžia atskirai su vyru. Todėl, supranti, tą, ką tu sakai, tai yra labai sunku padaryti praktiškai, nes jie daug laiko praleidžia atskirai. Bet nereikia labai ilgai būti kartu. Nu, kaip ir tai, bet kai mes, nežinau, jeigu... Labai per daug atskirai yra blogai, jo? Ok, Silvija komentuoja, mano žmona, kuri rašo pagrindę straipsnius, sakom, Jolantos atveju tikrai yra labai sunku, jeigu jūs šiaip fiziškai esat labai dažnai. Tvarkyti yra sunku, supranti, sutvarkyti. Bendrauti dar kažkaip mes galim, bet kai mums jau reikia pereiti į kažkokį tai kitą lygmenį ir kai jo nėra šalia, telefonu tą padaryti, neina, Raimondas, sutinku. Tai dabar žiūrėkit, o aš nežinau, ten reikia dar žiūrėti individualiai, bet Jolantai... Aš tai pasakiau tai, atsiprašau, peršaukiu, aš tai pasakiau tai, kad kai tu pasakoji, žinai, viskas teisingai, viskas gerai, jeigu tas žmogus yra šalia, tada taip. Ir jeigu jis pasiruošęs irgi kalbėti su tavim, tada taip. Bet kai jis yra labai toli, už tūkstančių kilometrų ir dar jeigu nepasiruošęs kalbėti, ką mes galim iš to, kaip mes galim suartėti, kaip mes galim padaryti. Toli nesigaus, aš sutinku su tavim. O kitas dalykas, tas turbo variantas perėjimas atgal prie artumo, mano žmona, aš, pavyzdžiui, 3 dienas arba 2 dirbu Vilniuje. Ir kai aš grįžtu, jai reikia pusiaudieno arba dienos, kad pereiti į tą kitokį režimą, kad galėtų artimai bendrauti. Su tavim vėl galėtų gyventi. Jo, tai čia dar, žinokit, turbo variantas, tai čia yra mano žmona, kuri yra labai sąmoninga ir labai gili. Ir tai labai jaučiasi, mes vieni kitą visada įtakojam, taip? Tos energijos, jos persisuka, persikreipia. Klausimas yra vis dėlto ne apie moteris, o apie tą vidinį skausmą, kad neužtenka mylimojo užpildymo širdies. Ir žinokit, tada lieka labai bjaurus variantas, labai rimtas gilus vidinis darbas, kuriame bus labai daug skausmo ir atradimų. Bet žinokit, poros atveju tai yra neįsprendžiama problema iki to momento, kai jūs atrasit savo vidinius lobius. Bet tai yra dar baisesnis kelias negu jūsų poros situacija. Jolanta eina, jinai yra pas mane grupė, jinai rašo, jai patinka būti su savim, jinai ten tvarkosi, bet blogai, tai, kad jisai tai nesitvarko. Gerai,
kita knyga jai. Bet žinokit, tai nereiškia, kad tai bus jūsų mokytoja. Pasižiūrėkit, yra tokia mokytoja kaip Gangadži, kuri kalba ir video YouTube angliškai apie meilę. Pasižiūrėkit jos video. Jeigu jums surezonuos, tai yra mokytoja per kartas, jinai atėjo iš Ramana Maharshi, kuris buvo mokytojas labiau per įėjimą gilin ir per kažkiek tai per širdį, bet įėjimą gilin. Ir Gangadži yra labiau širdies mokytoja. Jeigu jums patiks, tai gali būti jūsų mokytoja eiti gilį, bet vėlgi tai yra vienas iš sprendimų, kaip išspręsti jūsų klausimą, nes jisai sunkiai sprendžiamas bendroje sumoje. Čia klausimas buvo apie vieną, bet iš tikrųjų klausimas yra visiškai apie kitą. O, žiūrėk, parašė Jolanta. Kalbuosi su vyru, sako, kad mane labai myli, bet patinka žiūrėti kitas moteris ir viskas. Bet tai diskusijų daug variantų. Jo. Gerai, žiūrėk, turim vyriškio klausimą. Aš šiek tiek atsijungiu, trumpam labai. Tu paskaityk, gerai. Arba aš paskaitau, tu atsakysi ir aš to prisijungsiu, gerai. Išsiskyrėm su žmona, turim 7 metų sūnų. Skyrybos buvo daugiau dėl mano kaltės. Prieš skyrybas gyvenom apie metus laiko atskirai ir bandžiau susigrąžinti šeimą, bet žmona nerodė jokio intereso. Tik laukia kažko. Dabar po skyrybų lygiai tas pats. Aš bandau sulipdyti šeimą, o ji nerodo jokio noro. Kodėl taip yra ir ar galima dar ką nors padaryti? Tai tu atsakinė, gerai? Gerai. Ir aš toj pareisiu. Gerai. Tu kol kas išsijung, nes toks vaizdelis, kad tu ir girdėjai ir užsimiutink kaip nors, nes girdisi tavo žingsniai. Taip pat, jeigu rėks ant savo vyro, tai žinok, kad tu rėki visai publikai mūsų. Tai dabar, Viktorai, situacija yra nelengva ir žinokit, šitoj vietoj, kas man ateina šiuo momentu, kad sakyti jums. Norint sulipdyti santykius, tai to turi norėti 2 žmonės. Jeigu jinai šito nenori ir jūs jaučiate tai, kad jinai nenori, jos norai yra šventi. Jūs negalite eiti prieš jos valią ir ją susigrąžinti prieš jos valią. Jūs negalite susigrąžinti šeimos, nes šeimos darinys susideda iš asmenybių. Ir iš tikrųjų jūs negerbėt savo žmonos, kelio, nepaisant to, kad tai bus skaudu girdėti iš manęs. Ir jums teks susitaikyti, kad šiuo metu yra taip. Taip gali būti ten įvairių dinamikų, kad žmona laukia įrodymų, kaip mane mylėt, nes labai dažniau moteris žaidžia myli, nemyli žaidimus ir įrodyk man, kad mane myli žaidimą. Ir jūs įtarėt, kad gali būt variantus, kad jinai savo vidų užsižaidė, bet eiti ir žaisti šitą žaidimą ir įrodinėti, kad myli, kažkurį tai laiką galima pasibandyti ir jūs tą padarėt. O nuo dabar, dėja, jums teks atsipalaiduoti, paleisti, toliau augti, tobulėti ir nepaisant to, kad aš nenoriu jums suteikti vilčių, ar gali pora susieiti paskui vėliau, taip gali, bet turi vienas iš tų 2 žmonių stipriai paaugti, transformuotis, o tam reikia laiko. Ir paprasčiausiai, nepaisant to, kad aš nerekomenduoju jums gyventi tą viltim, bet dabar šiuo metu, prie dabartinės etapo, jūs įsitikinot, kad tai tam nėra šansų ir jums teks su skausmu, su nusivylimu, su širdgėla atleisti, paleisti ir susitaikyti su tom. Būti kažkiek, kiek įmanoma draugais, kad vaikas nematytų bjaurus, pavyzdžiui, kaip jūs ten galbūt pykstatės ar dar kažką, arba vienas kitam kažkokiu priekaištų turite, aš nežinau jūsų dabartinės dinamikos. Bet nieko gero tame nėra ir mes nežinom istorijos. Ir toks vaizdas, kad Viktoras irgi nežino visos istorijos, kas ten pas žmoną susišvietė, ar jisai yra atsakingas už tai dėl šeimos iširimo, nes būna ir taip. Bet kartais mes nematom visų dėmenų, netgi pakalbėję su abiem porom, nes gali būti labai nesąmoningi sprendimai. Aš esu matęs labai chaotiškų žmonių, chaotiškų partnerių, kuriems susišviečia ir viskas, ir meilė dingsta, ir nuvyto pomidorai, ir viskas, ir viso gero. Deja, taip kad
net man nėra pajautimo šitoje situacijoje, kas čia įvyko su žmona, nes, žinokit, būna tokių bajerių keistų. Ir jos belieka gerbti, atsipalaiduoti ties tom, dėja, įvyko tragiškas dalykas, įvyko negerai, jums tai teks prajaust, pragyvent, paleist, arba paskui jūsų gyvenimą ateis kitas žmogus, arba galbūt po kažkurio tai laiko duoti tam laiko, bet paleisti visiškai žmoną savo. Nebekariauti šito karo, eiti tobulėjimo karu, tobulėti savo, pradėti mylėti save, gyventi savo gyvenimą, atrasti dar labiau sąmoningėti ir atrasti vidinę laimę. Ir tai yra geriausia investicija į jūsų buvusią porą. Atkeršyti jai ir tapti laimingesniu. Žiūrėk, jisai papildė. Nėra lengva, nes mes 15 metų kartu buvom, paleisti sunku, mano žmona romantikė ir aš galvoju, kad ji nori, jog aš ją vėl užkariaučiau. Viktorai, dabar taip, romantikė reiškia nebrandylą. Ir tą, ką jūs galvoja, tai nereiškia, kad jinai galvoja. Ir tai, kad jūs tiek stengiatės, tai nereiškia, kad jūs galbūt stengiatės visiškai be reikalo. Mano toks labai trumpas komentaras būtų, jeigu žmona nerodo iniciatyvos, nereikia nieko daryti. Viskas. Raimonda, aš ką pasakiau, Viktorai? Pasistengiai, aš matau iš teksto, kad jisai stengiasi. Dabar gali būti, kad jisai darė fundamentalias klaidas, aš nematau iš to iš teksto. Bet pasistengiai, laikas, kai kada ateina laikas kariauti, galima pakariauti dėl artimo žmogaus ir jis tai padarė. Bet bėda yra tame, kad kai kada laikas nutraukti karą ir kapituliuoti. Tai Viktorai, dėja, mano pajautimas sako, kad jums teks eiti per tą galimybę ir jums kapituliavimas reikš piešaną skausmą, didžiulį sunkumą, ėjimą per labai sunkias patirtis, bet to eigoj jums dėja tik tai manim teks patikėti. Jūs gausite transformacinius suvokimus ir gilesnę išmintį gyvenimo. Jeigu jūs per tai neisit, tada jums pasikartos su kitom moterim tas pats. Jo, jis rašo, žiūrėk, tobulėjimas puiku, per tuos metus iki skyrybų perskaičiau nemažai knygų, tame tarpe ir jūsų, Šarūnai. Jaučiuosi paaugęs 100 kartų. Būčiau kitoks vyras, jau dabar esu kitoks tėtis nei buvau. Nu tai va, labai puiku. Viktorai, mano pagarba jums dėl to, dėl tėčio, nes ant tėčio, jeigu matosi augimas, kad jūs jaučiate, net kad jūs esate kitoks tėtis, nes kitur tenais nieko bendrinės frazės. Bet šitas mano kabliukas sako, kad jūs einate teisingą linkme ir patikėkit manim, jūs dar auksite 100 kartų. Jo, reiškia ir kitoks vyras. Ir tėtis kitoks jau dabar, ir jau kitoks vyras. Reiškia kitas vyras, bet reiškia, tai moteriai jis nebetinka, va šitai moteriai, kur jūs dar bandot pas ją eiti, jinai sako, tu man netinki, aš tais nesuprantu iš vis. Juk tai taip. Tai todėl geriau į save, o paskui norėsit atsiras kita moteris, kur jūs suprasit viens kitą ir bus viskas kitaip. Pakovot gerai, teisingai Šarūnas sako, bet iki kažkokio tai ne, yra viskam ribos, kaip sakant. Vieni vyrai turi mokytis laimėti, o kiti pralaimėti, nepasiduoti, o kiti turi mokytis nepasiduoti. Ir tai yra du brandaus vyro momentai. Tame tarp ir moters. Tai dėja, Viktorai, jums teks gerti tą pralaimėjimo kartelį. Bet iš to jūs gausit tik tai, jūs nepralaimėsit nieko, jūs laimėsit iš to. Gerai, mes čia šnekam, pilstai iš to. Čia sunku, taip, bet iš to sunku, tu pereisi į gerą, viskas gerai. Pereisi. Gali, taip ir yra, aš tik taip ir yra. Visas tas skausmas, pavyzdžiui, kurį aš jaučiu, per kurį aš perėjau, tai aš esu dėkinga jam ir aš sakau žmonėm, kad ateis laikas, kada šitam skausmui tu būsi dėkinga. Taip. Kad tu taip pasikeiti, kad tu taip transformavaisi nuo to skausmo, tu visai kitas žmogus esi. Tai supranti, tai sakau, iš papradžio atrodo, kad tu esi pekloj, viskas yra blogai, skauda, nežinai kur dingti ir gyventi nesinori, iki tokių lygių. Taip. Bet po to viskas taip pasikeičia ir klausia žmonės, kaip jūs sakot, kad gyvenimas gražus? Nematau aš to gražaus, to gyvenimo. Niekaip, žinai. Jo, pirmas dalykas, iki to, kad eiti gyvenimas gražus, reikia suvalgyti labai daug košės ir jeigu neteisingų kelių eisit, tai aišku, kad nedaisit iki gyvenimas gražus. Bet aš galiu patvirtinti, kaip dalis žmonių pasakoja, kad su senatvė
visų amžių gyvenimas darosi gražesnis. Tie žmonės, kurie eina, kabutėse, teisingais keliais, nes jų yra daugybė. Žinokit, tiem žmonėms darosi gyvenimas gražesnis. Jeigu jūsų gyvenimas darosi vis prastesnis, tai greičiausiai, kad jums duotas tos patirtis ir jūs neatradote savo kelio. Tai yra žiauru, bet dėja. Arba nenorim eiti į kažką, žinai, irgi atseit nematom. Raimonda, žiūrėk, mes jau 15 minučių ir dar vieną klausimą imam. Vieną dar. Ok? Gerai. Aš jį palikau, biški bandžiau, taip, kad biški į temas eitų, žinai, viens per kitą. Ir čia yra apie paauglystę, čia yra visai kita tema, žinai, ir va. Ar galėtumėt pakalbėti apie paauglystę, dukrai 12 metų, kaip riboti buvimo prie telefono, nes bendravimas su draugais tik telefonu galėtų visą dieną prasidėti. Ir kadangi aš pati asmeniškai per tai, žinai, man jis labai artimas tas klausimas, pas mane dukra irgi 12 metų ir lygiai viskas tas pats. Ir aš galiu pasakyti taip, kad, Ingridai, pas mus dabar situacija yra tokia, kad dukra iš vis neturi telefono. Ta prasme, jai yra draudžiama juo naudotis. Todėl, kad mes pamatėm, kad bendravimas telefonu, o ypatingai, jeigu tai yra išėjimas į erdvę su nepažįstamais, kur tu nežinai, ne, tu gali bendrauti ten, tarkim, WhatsApp'u su žmonėm, kuriuos tu pažįsti, bet yra erdvė žaidimai, kur tu gali išeini į platų pasaulį ir aš palyginčiau, kad tai yra kaip beždžionė su bomba. Vaikas su telefonu, kur jam atviras pasaulis yra, tai va, kaip bomba beždžionės rankose. Ir šiuo momentu yra taip, aš nežinau, kaip bus toliau, ta prasme, bet telefonų yra neduota, tik to, kai negalima jai naudotis, tai kad mes pamatėm, ką. Vat šitas tas toksai laisvas priėjimas, jis visiškai nutekina smegenis. Ta prasme, žmogus jaunas nebegali susikaupti, jam yra svarbu tik tai kūnas, kaip jisai atrodo, niekas visai nesvarbu, kas čia. Apie mokslus iš vis nekalbu, aišku, kad ten net nėra jokios nei motyvacijos, nei nieko, bet aš šitoj temai net nespaudžiu, tai čia jau mano reikalai. Bet aš aplamai stebiu vaiką, koks jisai, kaip jisai bendrauja su mumis, ar jis iš vis su mumis bendrauja, nes jis pradeda visiškai nebebendrauti, jis yra tik tai tame telefone, jis yra tik tai čia, visas gyvenimas tik tai čia ir gyvenimo čia nebėra, reiškia mūsų gyvenimas tai pasidalina į tokias erdves. Šičia realybė yra ir ten tokia kažkokia kita realybė, nors realiai čia yra tas pats. Jo, va ten tas malonumiukas. Ir dabar taip, klausimas buvo, kaip riboti. Mano supratimu yra koks dar reikalingas supratimas, kas yra suaugęs, kuris yra suaugęs ir atsakingas, o kuris yra vaikas. Ir kai aš esu tėtis, mama ir aš esu atsakinga, aš turiu nuleisti taisyklės. Nes be taisyklių, suprantat, vaikai nėra sąmoningi, jie neturi patirties, jie nežino, jie liktai supranta, taip, pavyzdžiui, buvo galima pasakyti 100 kartų, kad negalima bendrauti su nepažįstamais, duoti savo numerio, ten adreso kažkokio pasakyti taip toliau. Ir jūs pamatysit už keletą metų, kaip visi viską padarys, tą, ką jūs sakėt nedaryti. Nes jis neturi patirties, o tada, kai jau turi patirtį, tada jau vaikelį matviškai kitaip jau pradedi. Bet iš to, kas yra sakoma, tai yra per vieną ėjo, per kitą išėjo. Va. Ir todėl pas mus telefonas dabar, sakau, yra nuimtas. Vaikas pradeda grįžti į gyvenimą, į save, jinai tada labiau į save susikoncentruoja, vat maniškė, pavyzdžiui, dabar sportuoja, jinai ten sveikiau maitinasi, jinai skaito knygas, pradėjo mokyklą taip iški ir mokinasi jau. Ir kažkaip tas toks kaip prabudimas atrodo į šitą pasaulį iš telefono. Todėl jūs, grįšiu prie šito, kaip suaugęs, turit nustatyti taisyklės, mama, tėtis, kiek turi būti laiko, aš manyčiau, kažkur tai yra 1–1,5 per dieną, viskas, netgi bendraujant su draugais. Galima skambintis, pavyzdžiui, bet jie šiais laikais nebesiskambina, jie tik tai rašosi. Jie nerašo e-mailo, aš sakau, rašyk e-mailus. Palauk, tai ten chatas yra, ne? Galima chatint. Ne chatint, sakau, o rašyk e-mailą. Tai pas juos net nėra, ta prasme,
o taigi neįdomu yra rašyti emailą, aš noriu iškart gauti greitai tą emociją. Aš parašiau bla bla bla, man bla bla bla, aš bla bla bla, man bla bla bla, visokius ten, siuntinėjo visokias nesąmonės. Tai va, tėvai turi apriboti šitą, matyti, kad tai yra, realiai žalinga. Jūsų vaikas, jeigu jūs busit visiškai neribosit, jis sueis grinai va ten, tik tai ten, jo šičia nebus. Mano patirtis yra tokia, dėl to vaikams yra ribojamas tiek kompiuteris, tiek telefonas ir dozuojama ir ypatingai matom, kad jeigu jau su žmogum nebesusišnekam, vienam yra 12, kitam yra 10, reiškia telefonas, reiškia YouTube'as. Ir dar, į ką atkreipkite dėmesį, kad kas auklėja jūsų vaiką. Jeigu jūsų vaikas sėdi nuolat internete, internetas jį auklėja. Jis bus toks, ką jisai žiūri. Jo mokytojai yra tie, ką jisai stebi. Reiškia, jūs nesat mokytojų jam. Mokytojai yra kažkas kita. Ir paskui mes stebimės, kodėl mes su jais nesusišnekam. Būtent dėl to, nes jisai perima visą šitą ir jis tampa tuo. Ir tada išsikelkit savo klausimą, kokį jūs savo vaiką norėtumėt matyti, ką jūs jam linkit ir, kažkaip tai taip. Ką, Šarūnai, tu? Ačiū, Raimonda, super. Čia mano patirtis, aš kadangi einu per tai. Mes ir iš patirties ir kalbam dažniausiai. Aš kai kalbu ne iš patirties, aš sakau, kad aš išmokau kalbų teorijos. Tai labai gera girdėti tokius tavo atsakymus iš patirties. Žiūrėk, aš tik tai papildysiu truputį kitų šonų. Mes auklėjam vaikus savo pavyzdžių, o ne kalbom ir netaisyklėm. Realiai jūs pažiūrėkit, kiek jūs sėdite žaidimuose, internetuose, TV ir visokiose, kabutėse parazitinėse veiklose patys ir kas jūs esate kaip pavyzdys. Nes jeigu jūs patys tai darote ir, pavyzdžiui, vienas iš jūsų dviejų, tai reiškia, kad iš principo tai yra nekongruentu. Non-congruent, tai yra vienos taisyklės yra jums, o kitos taisyklės yra vaikui. Tai pažiūrėkit, ar šito nėra. Įsivertinkit. Nes vis dėlto auklėjama bent kada yra savo pavyzdžių, kokie mes esame, tokie ir mūsų vaikai, ir reikės vis dėlto su savo vyru, nes matyt, moteris uždavė klausimą, labai prakratyti savo pačių rutinas, jeigu jūs norit padaryti teigiamą įtaką tikrai giliai viduj. Vien tik tai taisyklių neužteks. Ir aš net ir esu 100% įsitikinęs, kad Raimonda, kodėl tu nepaminėjai šitą momentą. Todėl, kad tau tai yra natūralu. Tu esi pavyzdys. Matai, kas yra, aš praleidžiu daug laiko prie kompo, bet mano visas, ne visas, meluoju, ne visas, bet beveik visas laikas yra į tikslą nukreiptas. Taip. Aš sutinku. Aš tiesiog, kad mane aš išpučiu akis, mane pumpuoja, ne, pas manegi kritinis mąstymas yra ir taip toliau, ne, aš atsirenku, ką man reikia žiūrėti, o jie tai ką, juos jų protas pasijungia į tai, ką rodo, o dabar viskas yra pajungta ant to, kad tik išlaikyti dėmesį. Ir viskas, ir tie vaikai pakimba. Tai va, taip, kad laukia būtent suaugusių auditas, kuom jūs esate pavyzdžių savo vaikam. Laukia, aš, ta prasme, reziumuosiu Raimonda, taisyklių nustatymas griežtas ir turėkite omeny, kad jie jūs bandys apgauti. Tai turi, bet kad ten gudrybų, visas išvengas yra, kaip Taip, pasakyti. Būkit, kaip sakoma, būkit gudrus ir turėkite omeny. Atidumas, kad neužliuliuotų jūsų. Nes, pavyzdžiui, mano vyras, jisai yra taip programėlės, galima instaliuoti programėlės į telefoną, tada tos programėlės susiriša su suaugusio telefono su vaiko. Ir suaugęs gali užstatyti automatiškai, kad, pavyzdžiui, 2 valandų išsijungs telefonas ir jis negalės to telefono naudotis iš vis. Ne? Ir mano dukra pasidarė jau hakeris, kuris nužiūrėjo tas programėlės. Ir vyras, kaip jisai, žinai, instaliuoja, tėtis instaliuoja programą ir jisai ramus. Mes turim programą, viską. Po to jisai kažkas jam ne to, jisai įeina pasižiūrėti ir matosi, kad jinai nuimta. Arba jinai ateina pasiima mano telefoną, mama, aš čia galiu biškį pasižiūrėti, žiūrėk, man tai negaila, žinai, viskas okei. Ir per mano telefoną pereina per tą
programėlę ir išsijungia laiką pas save telefonį. Ir tokių pavyzdžių esu matęs, ne vieną. Girdėjau. Čia yra pavyzdys to, kai labai nori, ne? Tai tu gausi viską, tu apeisi, tu išmoksi. Taip sakai, ai, aš nenoriu, arba ai, aš nemoku, ai, aš čia per senas, ai, aš čia per mažas. Kai aš juk vaikas, maniškė sako, aš juk vaikas, a ne? O kai sakau, nulaužinėjai programas, kas tu tada? Tai reiškia, kad auga saugumo ekspertė. Ir žinokit, tai gali įtakot, kuo jinai bus ateityje. Kad tie dalykai, jie būna kartais likimą jau dabar pradeda brėžti, kad jinai greičiausiai bus IT specialistė gera. Kaip pasakyti, viskas yra susiję, ne? Visi įvykiai, viskas viens per kitą persipinė. Ir, pavyzdžiui, kai tėtis jai draudė kažką tai daryti, ne? O jinai ieškojo išeičių, jinai jos rasdavo ir paskui jinai žino, kokios jos yra. Nu, žodžiu, viskas susiję, viskas veda, viskas dedasi, kaupėsi ir va, žiūrėkit, kas jūsų vaikučių galvose ir kaupėsi. Klausyk, Šarūnai, dabar atėjo laikas, žinai kam? Grietinėliai mums. Paskaityti, ką gražaus parašė apie mus. Nes aš mačiau, kad tikrai buvo ir aš to surasiu. O gal geriau vieną trumpą klausimą? Dar? Kokį? Jo, žiūrėk, mes turime 4 minutės. Dar kokį vieną klausimą, kur būtų toksai tavo pajūtimu, dar galima trumpai pakalbėti. Nu gerai, aš vis tiek perskaitysiu greitai. Mes asocijuojamės su laisvė. Matai, keep going. Ačiū labai, Rita. Jolantai irgi noriu live. Rasa irgi rašo live įdomus, labai naudingi. Labai smagu matyta, buvo labai geras vaibas. Matai, kokia kritika gera, konstruktyvi. Tai būtų švariau klausytis, jei nekalbėtumėte vienas ant kito, nes tada sunku išgirsti informaciją. Sutinku 100%. Tikrai yra taip, kad ir aš pertraukiu, greičiau net aš turbūt pertraukiu, net nežinau. Mes viens ant kito šnekam, būna taip, aš suprantu, bet jau jūs mums atleiskit, mums gaunasi, žinai, kaip nepamiršti, dabar pasakyti emociškai, va dabar, tai svarbu, labai suprantu, nors realiai taip nėra. Tai va, tiesiog... Ir mūsų tas sproginėjimas turi vieną pliusą, vieną minusą. Vienas dalykas, jūs jaučiat mūsų entuzijazmą, nes mums faina vienas su kitu bendrauti. Ir tai yra ne tik dovana jums, mėly žiūrovai, tai yra dovana vienas kitam. Nes mes tą jau pajutėm iš senai, kad mūsų labai geras duetas. Ir tas entuzijazmas, jis turi tam tikrų momentų, kad mes, aišku, nesielgiam kaip tikri krūti mokytojai, nes mes turėtumėm demonstruoti pavyzdį, kaip aš vieną šneku, paskui Raimonda šneka, paskui aš šneku. Bet mes, kadangi sprogstam nuo entuzijazmo, dar kažką pridėti, pasakyti, paantrinti ir taip toliau, jisai video gaunasi susimala į marmalinę ir tada Dovilė sako, aš įsitikinęs, kad taip ir kitiem yra. Kad jie kai kada toj marmaliniai neižvelgia to, bet tai mūsų tas vaibas ir entuzijazmas yra viena iš dovanų, ne tik intelektinė dovana jums, bet ir tai, kaip mes jaučiam pasaulį, kaip mes kalbam apie problemas. Tai yra ir kita komunikacijos dalis. Ir tai irgi dovana. Ir tai, kad mes kalbame irgi vienas su kitu, juk mes, kai žiūrim, ne, viens į kitą, taigi mes kalbam vienas su kitu. Ir tada gaunasi tas toks pokalbis, grinai, ne dėl to, kad net žinias perteikti kažkokias, o mes dar ir kartu kalbame, suprantat, suprantat, ką noriu pasakyti. Užtat gaunasi pokalbis, jūs kai kalbat su draugais irgi nebūna taip, tu pakalbėjai, dabar aš dabar sakysiu, taip, dabar aš, tu manęs nepertrauk, taip, juk nėra, ne, mes natūraliai kalbamės, užtat gaunasi pas mus irgi taip, mes natūralūs labiau esam ir dėl to tas pokalbis gaunasi toks. Bet tą turėsiu omeny, ką parašė Dovilė. Aš turėsiu omeny, bet nieko nekeisiu, atsiprašau Dovilė, aš priimu ir tai yra širdingas komentaras. Labai gražus komentaras, žmogus kaip išsako kritiką, tai yra... Jūs elgėte su savo vyru, kaip jūs dabar parašėt, tai yra gražu, tai yra švariai pateikta kritika. Tai mano pagarba jums, užsitarnauta pagarba šiuo atveju. Taip. Gerai, teisingi pastebėjimai, dėl paauglystės patiko atsakymas, apie telefonus. Aha, žiūrėk, naujas žmogus, nauja jūsų klausytoja, nežinau, kaip išmetė man jūsų live, labai įdomu. Tapsiu jūsų stebėta, kad visata siunčia tai, ko reikia. Ačiū jums, Viktorija. Matai, kaip fainai. Viktorija, ačiū jums. Ta prasme, jūs mus seksite ir dabar persikėsit.
Va, didžiulė dovana jūs atrasti, vienas kitą labai papildote. Taip, va, iš tikrųjų tas yra. Matot, kaip yra priėmimas, ne? Aš irgi galvojau, kaip čia mums taip išeina kalbėtis, todėl kad nėra atmetimo nei vienos nuomonės. Nu, nei vieno, nei kito. Ta prasme, yra priėmimas. Kaip yra gerai ir kaip aš sakau, irgi gerai. Jo, mes esame skirtingi savo požiūrės, bet vėlgi mūsų kas vienyje tai paprastumas, nuoširdumas, entuziazmas tų temų, kur mes kalbam. Ir mes tada vienas kitą paremiam tokiu būdu, nes mes ką pastebėjom su Raimonda, kad mums vieniems šnekėti laivų yra žymiai sunkiau ir kad gaunasi toks biškis tanginimasis. O va, tokiu būdu mes, kai palaikom vienas kitą, tada mūsų tas duetas gaunasi dar mums malonesnis ir mes tada galim dar labiau atsiskleisti jums. Taip. Ir mums faina, ir jums faina klausytis, tai reiškia, mes, 5 vaikius nušaunam vienu metu. Va, matai, nuostabus, labai derantis duetas, žaviuosi jumis, matot, kaip gerai. Be galo įdomu ir naudinga. Žinau, kad klausimų nebėra, va, tu sakai, imam klausimą, o aš tau skaitau. Ačiū Dievui. Aš jau labai norėjau, nes 1:30 tai yra maksimumas, ką verta daryti. Taip, aš sutinku. Bet valandą kažkaip per mažai, kaip tau atrodo, kai valandą. Gerai, žiūrėsim. Tai dabar žiūrėk, siūlau Raimondą tokį dalyką. Reklama. Dabar taip. Santykiai BCLT. Vienas dalykas. Toliau kitas momentas. Porų santykiai praktiškai grupsas Facebook'e, tai yra santykio BCLT saitas. Toliau pafriendikit mane, kas norit sekti mano lentą, aišku, ten nelabai daug ko yra, bet ta prasme norit, jaučiuosi pakankamai fainas jums, pafriendikit, tai yra pakankamai tų vietų friendliste. Raimonda, tavo reklama? Žiūrėk, Rasa. Iš viso ačiū, kad skiriate savo laiką mums. Dažniausiai nemokami dalykai būna su mintim kažką išreklamuoti, o jūs duodate nieko neprašydami. Mes irgi reklamuojam. Aš irgi noriu pasakyti apie savo grupę. Kad, suprantat, ta reklama yra tokia, kad žmonės žinotų. Niekas nesako, eikit ten, darykit kažką, kreipkitės, ne. Jums reikės, jūs patys padarysit sprendimą. Čia ne mūsų sprendimas. Mes rodomės, nes mes galim tą daryti, mes galim atsakinėti, mums yra įdomu pakalbėti vienam su kitu, apsikeisti, mes apsikeičiam vienas su kitu ir su jumis kartu. Va čia gaunasi visas tas toksai bendras toksai pasidalinimas. Ir dar pasakom tą, ką mes turim be šito, kad dar yra grupė pas mane, Mind Detox Akademija, kur galit jungtis, kur aš jungiuosi ir su Šarūnu buvom prisijungę grupiai, aš atsakinėju klausimas, Šarūnas konsultuoja ir straipsnių pas juos pilna jų puslapyje, ir pas mane puslapis yra irgi visko pilnas, tik aš ten mažiau dedu darbo. Va, ir va, kaip čia pasakyti, tas tikslas toks, jis toksai, jis visoks, jo, jis nėra vien tik tai, kad mes darom laifą dėl to, kad pasakyt, kad mes turim tą ir davai perveskite į sąskaitą pinigų, ne? Ne, gerai būtų, jeigu tik tai yra noras, nenugalimas, nesikonsultuojat pervesti į sąskaitą man pinigų, aš duosiu sąskaitą. Parašykit man. Gerai, aš irgi. Reaguoju, nesikuklinsi man. O aš žinok, aš galiu pasakyti, Šarūnai, mes kažkada buvom padarę pas mano puslapį parama. Buvo nuoroda ir parašyta parama, kad galima parama. Aš negavau nei euro, nei lito už tai. Ta prasme, į tą paramą niekada niekas nekrito. Geras. Ta prasme, nors daug žmonės nėra. Tu atrodai neverta, tu per daug gerai atrodai, žinok, tu neverta paramos. O, bliava, kai tu čia pavarai? Aš niekada apie tai nepagalvoju. Tokia sukrekusi, atsakinėk į klausimus. Ir aš iš alkio nemirštu jau maždaug. Raimondai pavalgydinti fondas. Pamatysi, kaip pradės upė tekėt pinigai į tavo pusę. Gerai, aš jau vėlgi juokauju. Gerai, fainai, žinok. Tavo grupės ir taip toliau. Ir manau, kad daugiau nebelaikykim žmonių, jeigu tu nieko prieš. Mes jų nelaikom, jie, man atrodo, labai lengvai čia laikosi, jiems labai faina, kas nenori nesilaiko, pats žinai. Viskas gerai, laikas jau išėjo ir ačiū jums visiems, kurie žiūrėjot, kurie uždavinėjot klausimus. Buvo, tikiu, kad buvo naudinga, bus dar naudinga tie, kurie žiūrės kurie žiūrės YouTube, taip toliau. Žodžiu, visiems linkėjimai, kam reikia, kreipkitės. Kol kas, iki. Ate visiems. Iki, viso. Ate.